Antras mašinos testas kol kas šį sezoną. Ir pirma vieta, tai aš manau, kad tai daug ką pasako apie ateinantį sezoną. Neturėjom nei aerodinamikos normalios, nes yra sulūžęs spoileris, tai ten kaip ir nebuvo to prispaudimo normalaus. Priekį irgi nebuvo viso aerodinaminių elementų, kurios turėjom uždėti. Tai pirmą kartą pajutau jausmą, kaip važiuoti yra rikiuotas priekį ir pirmą kartą finišuoti priekyje ir matyti Honda 1000 už galo. Džiaugiamės, visi džiaugiamės, eisim pasiimti taurių. Toks rezultatas tai ypatingai dar džiugina ir nedžiugina, tai dėl to nes džiaugiuosi, dėl to nežinau, dėl ko tai įvyko ir ką mes darėm, bet biškį nuvargęs tai neparodo gal to. Tai mes 3 paskutinės paras praškai, 2 paras be miego buvome. Užvakar išvažiavome į pirmą treniruotę, tai važiavau 2 ratus, kaip Serginės Nemuno žiedė ir mašina blogai dirbo, buvo su elektra problemų. Tada vakar atvažiavome į kvalifikaciją time atake. Nemiegojo vėl visą naktį ir diferencialas atsiplaidavo ir mes jį pametėm. Nepametėm, tiksliau atsiplaidavo, tiesiog turėjau nebevažiuoti, taip net neįvykdžiau time atako kvalifikacijos. Tada iš tos nemigos ir iš to pavargimo ir nuovargio ir demotyvacijos mechanikas nuopo po mašiną, priversdamas diferencialą. Absoliučiai neturėjom jėgų. Nei norėjęs keisti, absoliučiai net galvojom, nebevažiuosim šiandien ir tiesiog galvojom, kad nebevažiuosim. Ir grįžom namo, nieko nebedarėm, atsibūdom 6 ryto, kažkaip sakom, ką darom. Reikėjo išspręsti elektros problemas, tai šokom į Minsko plentą Vilniuje apie 7 ryto, kai mažiau buvo mašinų ir paslapčia važiavom, kad suprogramuot mašiną. Tai viskas po to gerai buvo. Ir grįžom atgal į garažą ir turėjom ant ralo krauti, nes jau buvo pusė pirmos varžybos, tai pusė pirmos turėjom atvažiuoti čia. Tai dar reikėjo padaryti labai daug dalykų, tai diferencialas tvarkyti, reikėjo spoilerius sudėti, susikliuoti, reikėjo pasijungti lempą, daug smulkmenų labai, kurių dar iki galo taip pat, kaip sakiau, nepadarėm. Atvežėm mašiną to, kokią turėjom. Pirmą kartą pamačiau pasilapas, kaip atrodo iš šono žiūrovų pusės, nes ten eilės pasirodo yra iki pat kelios pusės. Su tralu negalėjom užvažiuoti, jau galvojom, kad vėluojam į reisą. Tai nusikrojom gatvėje automobilį, iš gatvės prieš eismą atvažiavom čia iki trasos, paprašėm organizatorių, kad per raciją įsileistų. Šiaip ne taip atvažiavom iki čia, dar patvarkėm, dasukom visus varžtus ir važiavom tada pirmą važiavimą. Tai pirmą važiavimą finišavom 3, o dabar finišavom 1. Taip. Šiandien laimėjom ne tik antrą reisą, bet ir padariau geriausią laiką per šią dieną. Tai gaila, kad nepraėjom time atako kvalifikacijos, būtume parodę kažką naujo ir būtume pasiėmę dar vieną taurę, manau, bet laukiam tas etapas. Šaunuoliai, Tauras Danila.